Labą dieną, добрый день, hello there, kaip jums šiandieną sekasi? Jeigu jums sekasi šiandieną gerai, taip jums ir reikia. Aš norėjau pakalbėti porą minučių apie meilę savo. Kas tai yra, su kuo tai valgoma, iš kur tai gauti, taip toliau ir panašiai. Truputį paliesim ezoterikos. Kas tai yra? Myliu save, nemyliu savęs. Tokie visokie klausimai. Kaip čia dabar kalba visi iš visų pusių, ir lietuviškai, rusiškai, ir angliškai. Mylėk save, meilė savo, mylėk save, люби себя. Love yourself. Visais kanalais kalba. Kas tai yra? Daug kas suprantame, kai myli save, myli savo plaukus, myli savo kojas, nagus, krūtinę, užpakalį, pilvą, raumenis, bicepsus, tricepsus, kojų raumenis, moteris krūtinę, moteris užpakaliuką, taip toliau ir panašiai, plaukus savo, akis savo, veidą savo. Myli save, valgai gerą maistą, rūpinės savim. Iš tikrųjų, rūpinimasis savim tai ir yra meilė. Ir ta meilė pasireiškia visokiausiais būdais, visokiausiais variantais, būdais ir taip toliau. Tai ir yra meilė, savo. Ir dar norėjau ką pakalbėti, kad meilė yra tiesiog, ta meilė savo, tiesiog pasirinkimas. Tavo pasirinkimas. Pakalbam giliau apie tai. Kodėl aš taip sakau? Žiūrėk, dabar kai būsi ramiai kur nors, pasakyk savo. Man liūdna, aš blogai jaučiuosi. Ir taip įsijausk į tą jausmą, man liūdna, aš blogai jaučiuosi. Ir įsijaus taip. Gali užsimerkti. Taip. Pabandyk. Ir kaip jautiesi? Ir dabar pasakyk, atšauk tą, ką pasakei, man blogai jaučiuosi. Ir pasakyk iš karto, aš nuostabiai jaučiuosi, aš myliu save, aš laimingas, arba laiminga, nesvarbu, vyras ar moteris, nesvarbu. Aš puikiai jaučiuosi, aš myliu save, aš esu nuostabi. Ir įsijausk į tą jausmą, tos žodžius, ką tu sakai. Va taip, jeigu tu jauti tą, jeigu tą pagavai, čia yra mūsų pasirinkimas. Netgi meilė yra mūsų pasirinkimas. Mes galime mylėti save, mes galime nemylėti savęs. O jeigu giliau pakastum, čia yra būsena tokia būsena. Reikia padirbėti ant to, jeigu naujokas esi ant to, reikia padirbėti, taip. Yra truputį reikalų, kad tą būseną įgautum, kad sutvirtėtum, kad pasitempęs būtum, kad sustiprėtum. Jeigu ne naujokas, tai spausk, prašau, visus mygtukus, jeigu apie ką kalbu. Čia yra pasirinkimas tiesiog. Šitas pasaulis yra mūsų pasirinkimas. Ir tiesiog viskas yra pasirinkimas mūsų. Aš nusiskinu vynuogių kekę ir suvalgau, ir aš jaučiu euforiją, tokį gerą jausmą, tiesiog svaigina mane nuo gyvenimo. Arba aš galiu tas pačias iš tų pačių vynuogių nueiti į parduotuvę, nusipirkti vyno ir dasimušti, Tai koks pasirinkimas yra. Tiesiog visas tas mūsų gyvenimas yra pasirinkimas. Ką mes darom, ką mes matom, ką mes suvokiam, kaip mes suvokiam tą pasaulį, gyvenimą, savo gyvenimą,
savo šeimos gyvenimą, kaip mes suvokiam, toks yra ir mūsų gyvenimas. Ai. Ar ne taip yra? Nu, juk taip yra. Parašyk, jeigu tą patį jauti. Parašyk, ką nors. Parašyk komentarą, pakalbėsim giliau. Tiesiog pasirinkimas yra. Myliu save ar nemyliu savęs. Ir taip pat ir su šeima, ir su žmona, ir su vyru, ir su vaikais, ir su mama, su tėvu. Taip pat. Bet. Tai va, uždarom tą temą. Nu, ta prasme, uždarom tą puslapį. Ir į kitą puslapį parašom bet. Mes esam užmiršę tą, užmiršę, labai žiauriai stipriai sumanipuliuoti ir mes dažnai daug kas nematom to, kad yra mūsų pasirinkimas. O čia ir yra didžiausia paslaptis mūsų žemėje, paslėpta, nematom, sumanipuliavom kai kuriuos per prievartą, kai kuriuos per jėgą, kai kurios čia labai ilgai tai buvo ir sumanipuliavomis, suklaidinomomis, apgavomis, taip toliau ir panašiai, žinai. Ir daug kas vyksta eterinėme lygyje ir kai mes tą suvoksim, kai mes tą pamatysim, suprasim, kad eterinėme lygyje mumis labai stipriai manipuliuoja visokios lervos, manipuliatoriai, visokie būtybės visokios, tai mes, kai kirsim jiems į barzdą, į subinę ir jie visi lieks iš mūsų asmeninės erdvės, iš mūsų gyvenimo, nes kitaip ir būt negali, nes nuo mūsų priklauso mūsų gyvenimas 100%. Ir eterinėme lygyje, ir čia, fiziniam. Nuo mūsų priklauso, tik nuo mūsų, nuo žmogaus. Taip, mes esam čia atėję ir jaunos sielos, ir su patirtimi sielos didesnės, mažesnės, taip, yra tas irgi faktorius, daug faktorių, ir čia galima kalbėti savaitėm apie tai, bet pagrindas yra toksai, kad viskas nuo mūsų priklauso, nuo mūsų valios. Mes turim laisvą valią ir niekas negali tos valios pažeisti. Niekas. Nei eterinėme lygyje, nei kokia lerva, nei kažkoksai raguotas, nei čia direktorius ar pavaduotojas ar bosas kažkoksai. Niekas. Mes tą užmiršę, pametę, mums reikia tą prisiminti. Ir kai prisiminsim, oi bus kieta. Oi bus kieta, skrisim su dideliais sparnais labai aukštai ir labai toli. Labai bus kieta. Tai va, apie tai mes čia kalbam. Užeik, pakalbėsim, pabendrausim kartu ir daug įdomių dalykų išmoksim viens iš kito. Tai linkiu daug meilės sau ir pasimatysim labai greit. Iki, čiau.